siūloma Lietuvos žemdirbių sąjūdžio Seimo deputatų sąrašą. Jūs jį visi turit pas save. Ir prieš išrenkant žemdirbių sąjūdžio Seimą, reikia mums aptarti, ką jis veiks ir koks jo bus statusas. Tik tada turbūt jūs teisingai galėsite įvertinti ir išrinkti ir pačius tinkamiausius delegatus iš savo tarpo. Galbūt reiktų tai laikyti, kad ir yra Lietuvos žemdirbių sąjūdžio įstatų pagrindiniai nuostatai. Pats pirmoji tezė ir pats pagrindinis punktas turbūt būtų tas, kad Lietuvos žemdirbių sąjūdis yra sudėtinė, savarankiška Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio dalis. Sudėtinė todėl, kad jinai įeina į Lietuvos persitvarkymo sąjūdį, o savarankiška dėl to, kad žemės ūkio klausimus jinai sprendžia savarankiškai. Šis sąjūdis sprendžia. Yra siūloma išrinkti ir formuoti tokius atstovauti žemdirbių sąjūdžio tokius atstovavimo organus. Žemdirbių sąjūdžiui vadovautų Lietuvos žemdirbių sąjūdžio Seimas, sutrumpintai Žemdirbių Seimas. Šis Seimas rinktų Lietuvos žemdirbių sąjūdžio Seimo tarybą, sutrumpintai Žemdirbių Seimo tarybą. Dėl skaito projektas, jeigu jūs manysit kitaip, tai pasiūlysit ir mes persivaizduosim. Pagrindinės funkcijos tiek Seimo tarybos yra vadovauti žemdirbių sąjūdžiui Seimo tarp suvažiavimų, o Seimo tarybos tarp Seimo posėdžių. Tokia pati pagrindinė ir koncentruota išraiška, galbūt aš ir nedetalizuosiu, yra organizuoti žemdirbių sąjūdžio programos įgyvendinimą. Ta programa, kurią jūs turite su pakeitimais, kurią priimsim šiandien, štai visas veiklos turinys pagrindinai turėtų būti nukreiptas šios programos įgyvendinimui. Jeigu taip paryškint koncentruotai tas kryptis, nesiplečiant, tai manytume, kad pagrindinės kryptys turėtų būti tokios. Tai žemdirbių teisių ir interesų gynimas, toliau dalyvavimas formuojant agrarinę politiką ir jeigu yra reikalas ruošti alternatyvinius projektų įvairių statymų, sprendimų, projektų variantus ir juos siūlyti. Toliau mokslo mokymo problemų sprendimas. Ir čia reikia paminėti ir ryšių su užsienio šalimis vystymas. Žemės ūkio ekologijos klausimai ir kiti klausimai, kurių galbūt aš nedetalizuosiu, bet kurie atsispindi mūsų programoje. Čia reiktų dar galbūt paminėti, kad ir Seimas, ir Seimo taryba skatina ir remia pažangius judėjimus ir organizacijas žemės ūkyje, koordinuoja žemdirbių sąjūdžio veiklą remiantis bendromis ir persitvarkymo sąjūdžio programos nuostatomis ir mūsų žemdirbių sąjūdžio programą. Atitinkamai tas pačias funkcijas vykdytų ir Seimo taryba tarp Seimo posėdžių. Reiktų galbūt paminėti, kad mums reiks, jeigu veikla plėsis, pagalvoti ir apie finansinę veiklą. Dėl to reiktų tai užfiksuoti mūsų nuostatuose, kad žemdirbių sąjūdžio Seimo taryba sprendžia ir finansinius klausimus, kurie savęs. Tarkim, darbininkai Seimą
dar kas nors Seimą, pasidarys daug Seimų ir Sąjūdžio Seimas bus vienas iš daugelio Seimų ir visi aiškinimai, kas kam pavaldus, nieko nebeparodys iš tikrųjų Sąjūdžio centrinės institucijos, kokie dabar yra Sąjūdžio Seimas visai Lietuvai. Todėl aš manau, ir mes čia keliese, kurie apsitarėm tarpusavyje, kad, sakysim, Žemdirbių taryba prie Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio Seimo, tai yra labai aiškus organas. Jeigu reikalingas koks nors dar didesnis už tarybą, tai gal spręskit, bet nevadinkit tada Seimu geriau, kad nebūtų painiavos, kad Lietuvos žmonės žinotų labai aiškiai. Seimas yra vienas. Sąjūdžio Seimas. Žemdirbių Seimas bus ir savarankiškas, ir pavaldus bendrai Sąjūdžio Seimui. Jeigu mes spręstume šitaip Lietuvos problemą, jokio savarankiškumo nebūtų. Arba pavaldus, arba savarankiškas. Kaip tada yra? Tai vienas punktas. Antras, ne vien tik tai tam, kad nebūtų daug Seimų, bet man atrodo, svoris, atstovavimo jėga bus kaip tik didesnė, kada subbrandinę, sakysim, taryboje arba sekcijoje žemdirbių reikalus išeisim į atstovavimą vyriausybėje, kur bebūtų atstovavimas su visa Sąjūdžio Seimo jėga, o ne tik tai su Aš atsiprašau, gerbiamas Valentinavičiau, apie kandidatūras mes po to dabar dėl pavadinimų nutarti. Yra delegatai pasiūlyti rajono, išrinkti rajono Sąjūdžio delegatų konferencijas. Kaip atstovai, atstovaujantis rajono interesus, konkretus jau deputatai, atstovaujantis rajono interesus respublikinė lygyje. Tokiu būdu, sutinkamai su galiojančia tvarka, mums reikalingas tik vienintelis dalykas šitokį šių atstovų sąrašą patvirtinti. Dabar prieš tai reikia mums susitarti dėl kitų dalykų. Dėl ūkininkų kita kalba. Balsuosim iš naujo ir galbūt tikrai daugiau reikėtų atėjams. Tokie balsavimai turėtų negalioti. Antras klausimas. Ar visi delegatai čia esantis turi šitą sąrašą? Mane sekretoriatas informavo, kad tai buvo tik apie pusę tokių sąrašų, o už juos mes balsuojame. Trečias dalykas. Buvo iki tol nepaaiškinta, kaip atsirado 100 žmonių. 45 rajono atstovai. Mes reikalaujame, Sąjūdžio taryba reikalaujame tolesnio paaiškinimo, kaip atsirado likusiai atstovai. Gerbiamas Badalis paaiškinti. Šitas, čia mes laužėm atviras duris. Kaip tik tai pusę valandos draugas ir stengiasi paaiškinti, iš kur jie atsirado. Taip, kad jūsų protesto mes nepriimame. Nebuvo, tai pasakykit. Nepasakė. Reiškia, dėl skaičiaus, galutinai, kadangi prabals ir dėl institutų, tokiu būdu pateko žmonės. Ar jie pateko kaip tik tie, kurie reikalingi, tai mes galime personaliai peržiūrėti. Čia jau jūs spręsit, kaip jūs siūlysit. Ar visus iš karto. Taip, dabar trečioji grupė, kuri čia yra patekusi, tai rajonų atstovų konferencijoje buvo pasiūlyta, kad įtraukti į šitą sąrašą reikia ir laikinąją agrarinę komisiją, kuri paruošė šį suvažiavimą. Tai taip pat yra padaryta. Reiškia, čia yra tik 3 keliai. Vienas – jūsų rajonų išrinkti žmonės. Antras – mokslinio tyrimo institutų, projektavimo institutų, aukštųjų mokyklų, respublikinių žemės ūkio aptarnaujančių organizacijų žmonės. Ir trečioji grupė tai yra laikinoji agrarinė komisija. Gerbiamas Badalis, dar nepridėjote ketvirtos. Tai yra visuomeninių įvairių judėjimų neformaliųjų atstovai, kuriems
sąjungos, ačiū už pakvietimą. Reiškia, ta kryptį mes laikėm irgi, kad Kakacijos mokslinio tyrimo institutas, Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institutas, Lietuvos vaisių daržovių mokslinio tyrimo institutas, APK valdymo aukštoji mokykla, Žemės ūkio statybos projektavimo institutas, Vandens ūkio projektavimo institutai su filialais, Respublikinė žemės ūkio chemijos chemizavimo projektavimo tyrimo institutas. Bet gal ne tai turi būti lemintis veiksnys, norint turėti tokią atstovaujamą tarybą, kurioje man vis dėlto būtų daug lengviau orientuotis, jeigu aš čia matyčiau 45 žmonės išrinktus rajonų konferencijose, dėl kurių jokios abejonės nėra, kaip man atrodo niekam. Rajonai pasitikėjo, žino, tai yra deputatai jau išrinkti. Čia juos darysiu tik tai patvirtinti. Bet kai žiūrime visą sudėtį šito 100 žmonių, mes matom, turbūt ir jūs matot, ir iš šalies, kas pažiūrės ir kas norės kritikuoti ir pašiepti, tai tą labai lengvai padarys. Kad čia labai daug ir vyrauja būtent vadovai ir mokslininkai. Galbūt ir gerai, jeigu jūs nutarsit, kad tai gerai, tai jūsų valia. Jūs nubalsuosit ir bus labai gerai. Bet aš matau vieną reiškia priežastį, dėl ko taip pasidarė. Todėl, kad kai buvo renkami deputatai nuo mokslinių institutų ir panašių įstaigų, tai atsirado tos mokslinės žemdirbystės inteligentijos tam tikras skaičius. Dabar kita porcija tai yra agrarininkų komisija visa. Jie matyt nebuvo išrinkti tose institutuose, kuriuose dirba. Ten buvo išrinkti kiti žmonės. O agrarininkų komisija vėl eina kaip tam tikras kiekis. Vėl sudaro didelį bloką. Ir tada pasidaro ta tokia proporcija, dėl kurios visa ta taryba, jau linkęs vadinti žemdirbių taryba, jinai galės būti iš šalies torpeduojama, kritikuojama, kad čia nėra žemdirbių. Mano posakį apie tikrąjį žemdirbių suvažiavimą čia kažkas interpretavo ne visai taip, kaip aš galvojau, kaip aš norėjau pasakyti. Norėjau pasakyti, kad po 2 savaičių įvyks kitas toks suvažiavimas, kuris jau dabar save reklamuoja kaip tikrasis. Ar jis iš tikrųjų tikrasis, tai čia kitas klausimas. Bet moteriškė, kolūkietė, kuri parašė, kad mes susirinksim kur nors žemę dirbantys žmonės, eiliniai kolūkiečiai. Padarysim savo važiavimą ir kalbėsim apie savo reikalus. O kad mes išvengtumėm to trigubo jau tokio tai išsiskirstymo, kad čia nebūtų žemės mokslininkų taryba, galbūt jie galima įgalioti, jeigu žemdirbiai pasitikė. Bet to tokia taryba, į kurią bus įtrauktas vienas artojas, viena melžėja, vienas kunigas ir dar kas nors vienas dėl įvairumo. Tai truputį kvepia kažkokia tai praeisiais metodais, praeisio laiko. Suprantu, kad dabar ką nors keisti iš esmės yra labai sunku. Aš, jeigu matyčiau 45 rajonų deputatų atskirą sąrašą, man būtų visai aišku, kad šitas yra visai nejudinam. O galbūt kitus ir perskaityti. Arba išklausyti, jeigu kas turi kokių kitų pasiūlymų arba, kaip sakoma, protestų. Jeigu mato, kad yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, iš tikrųjų neatstovauja žemdirbių tikrą prasme,